Ilgo plauko istorija. Seniai mažoje salelėje augo stebuklinga gėlė. Ji turėjo magiškųjų galių ir padėjo išsaugoti amžiną jaunystę. Šią gėlę saugojo ragana. Vieną dieną, gelbstint karalienės gyvybę, gėlė buvo nuskinta. Valdovė pasveiko ir pagimdė dukrelę. Ragana neteko amžinos jaunystės dovanos. Ji nusprendė pavogti gėlę. Sužinojusi, kad magiška gėlės galia perėjo į princesės plaukus, ragana pagrobė mažylę. Ragana pavadino mergaitę Auksaplauke ir įkalino ją neprieinamame slėnyje tarp uolų iškilusiame bokšte. Piktoji ragana patekdavo į bokštą įsikibusi į merginos plaukus. Ji draudė Auksaplaukiai nusileisti žemyn ir pasigrožėti apylinkių vaizdais. Ragana aiškino, kad ypač pavojingos paslaptingos švieselės, kasmet nušviečiančios dangų. Auksaplaukė nežinojo, kad šios švieselės sklinda iš jos tėvų pilies. Kasmet princesės gimimo dieną tūkstančiai dangaus žibintų primindavo apie ją pasauliui. Ragana įtikino Auksaplaukę, kad tik ji viena gali apsaugoti mergaitę nuo pasaulio pavojų ir baisių savanaudžių žmonių. Vieną dieną bokšto apylinkėse pasirodė žavusis plėšikas Flinas. Sprukdamas nuo karališkosios sargybos, jis šuoliavo ant Maksimo, pavogto sargybos kapitono žirgo. Užsispyręs ristūnas numetė Fliną. Šis, gelbėdamas krepšį su grobiu, nukrito į prarają. Laimė, Flinui pavyko išlikti gyvam. Pavargęs ir susižeidęs Flinas atsirado šalia paslaptingo bokšto. Sukaupęs paskutinės jėgas, jaunuolis įlipo į bokštą ir be žado krito nustebusiai Auksaplaukiai po kojomis. Auksaplaukė Flino krepšyje rado auksinę karūną, kuri jai labai tiko. Mergina paslėpė neįkainojamąją brangenybę prie pat pasirodant raganai. Ši ketino vykti į tolimą kelionę, todėl Auksaplaukė nusprendė pasinaudoti progą ir palikti bokštą. Auksaplaukė tikėjosi, kad nepažįstamasis padės jai nukeliauti iki paslaptingų žiburėlių. Už tai ji pažadėjo Flinui grąžinti karūną. Kai ragana grįžo į bokštą, greitai suprato, kas nutiko. Ji pasileido vytis nepaklusnią merginą. Auksaplaukė ir Flinas nepailsdami keliavo pirmyn. Jų nuolat tykojo pavojai. Keliautojus sekė ragana, mindama jiems ant kulnų. Laimė, jie drąsiai įveikė visas likimo staigmenas. Pabėgėliams pavyko pasiekti nuostabią karališkąją pilį. Paaiškėjo, kad iš ten kildavo švieselės, kurią matė Auksaplaukė. Mergina papasakojo Flinui apie savo gyvenimą bokšte, raganos draudimus ir pasaulio ilgesį. Flinas pasižadėjo saugoti Auksaplaukę ir nusprendė palydėti ją į pilį. Pakeliui jie pamatė didžiulę mozaiką, kurioje buvo pavaizduota karališkoji šeima. Auksaplaukė pastebėjo, kad ji labai panaši į mažąją karališkosios poros dukrelę. Tada mergaitė prisiminė jai tikusią karūną, kelią rodančias švieseles danguje. Auksaplaukė suprato, kad ji ir yra pradingusioji princesė. Tėvai iš karto pažino prieš daugelį metų pagrobtą dukrą. Jų susijaudinimui ir džiaugsmui nebuvo ribų. Karalius ir karalienė negalėjo patikėti tokią laimę. Suprantama, jog Flinui buvo suteikta malonė, spindint gimtadienio dangaus žibintams, jis prisipažino, kad myli Auksaplaukę. Nuo tol jie gyveno ilgai ir laimingai. O ragana, nebegalėdama pasinaudoti magiškųjų plaukų galia,
per akimirksnį paseno ir virto dulkėmis.